Radio centro video. Anksčiau, arba netaip seniai tave matė Švedijai. Tai mes apie tai ir pakalbėkime. Nes klausiau klausyto maždaug, kas nustebino humoro klubų. Sakė, nieks nenustebino, o jie patys nustebo, Hebra, nes atvažiavo į kažkokį tvartą. Reiškia visą tiesą. Nu, ferma tvartas, aš nežinau. Jo, mes turėjom, aš tik vieną kartą ir buvau Švedijai, tai aišku, apie kurį kalbą šneka, tai kai buvom su humoro klubu, darėm Danijos Švedijos turą. Ir... Du pasirodymai, sakė. Jo, tai turas, 2 dienų turas. Jeigu toksai. Daugiau nei vienas, tai jau turas. Jo, kur mes Klaipėdai ir Šilutėj realiai labiau turas yra negu Danijai, Švedijai. Okay, tebūnė. Nes ten mažesni atstumai. Tai išlipom iš kelto jau Švedijai, iš Danijos ir važiavom per tą Švediją. Nuvažiuojam ir vien tik laukai, o aš kažkaip tą Švedijos noriu pažiūrėti. Ir o tai kada čia ta Švedija prasidės, tai va klausiam promauterę. Ir jis ten važiuoja, ferma po fermos, suko į fermą, galvoju, nežinau, čia benzo užsipils ar kana. Ir sueinam į tą fermą. Aišku, ten jau nebėra ferma, bet kažkada buvo ferma. Ir prašau, lietuvių restoranus. Švedijos lietuvių restoranus. Įeinam ir iškart matom lietuvių veidai tokie, žinai, sėdi žmonės, rankas ant atlašų kėdžių pasidėję cepai ir cepelinus visi valgo. Tai jau supratom, kad nuostabus bus pasirodymas. O tai iškaba buvo kažkokia, nežinau, restoranas ar tai ferma, kažkas? Ne, nemačiau, visiškai nieko, absoliučiai nebuvo. Tai buvo ta salytė tokia, tas restoranas ir buvo pokylių salė. Tai mus bent jau nuvedė į tą pokylių salę pasirodyti. Kad būtų pokylis, ne? Jo, ir susirinko visi su vaikais tenai. Aš žiūriu Mantos Tomkus pasirodymą, mes gale sėdim ir prie mūsų vyriškis 3 vaikus ten su 3 vaikai žaidžia mėtą į orą. Vaikas labiau už tėvą žvengia negu iš Tomkų. Meniu. Dar sakai, labai geras meniu, tai grįžkim prie jo, nes aš girdėjau, juokiausi, noriu pasijuokti dar kartą ir manau, kad klausytojai tie, kurie negirdėjo, irgi nusišypsos, nes meniu tai įspūdingas. Jeigu galite, ponas Mantai. Jo, atėjo padavėja prie mūsų, ta vienintelė, kuri ir buvo tenai. Mes gal 6 ar 7 buvom, sakom, tai gal galim meniu gauti. Tai koks šį meniu? Ir cepelinai, ir vištienos kepsniais. Ką rinkais? Cepelinas. Eik tu geresnis. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centro.